Gerą dieną visiems, kad ir kada žiūrėtumėt šitą video, ryte, vakare ar per pietus. Tai šiandieną yra Liepos 6, tai su laisvadieniu visus turbūt reiktų pasveikinti visus. Ir su poilsio diena papildoma. Tai ką, jau prabėgo 5 savaitės nuo mano projektų pradžios. Tai laikas aptarti, ką pavyko pasiekti per praeitą savaitę. Tai pirmiausia, gal apžvelgsiu trumpai rezultatus ir pasiekimus. Tai kas liečia svorį, jeigu matuojant svorį nuo projektų pradžios birželio 1 iki dabar per 5 savaitės pavyko numesti 3 kilus. Daugiau negu planavau, bet normos ribose. Dar kol kas dėl to nestresuoju. Šiaip tikslas būtų kaip ir mesti plius minus iki 500 gramų per savaitę. Dabar kas liečia kūno matmenų pasikeitimą per 5 savaitę. Taip, tai pagrinde aš žiūriu į viršutinę kūno dalį, o ten blauzdos ir kojos, sėdmenys dar kol kas nelabai akcentuoju. Man pagrinde, kad pilvas mažėtų ir svoris kristų ne taip greitai, ko pasekoje pavyktų išsaugoti kuo daugiau raumeninės masės ir jos neprarasti. Tai žodžiu, krūtinė per 5 savaitę sumažėjo pusę cemo, liemens ploniausia vieta padidėjusi 2 cemais, kas yra keista, nes o pilvas 2 cm žemiau bambos, kur mano pagrindinis taškas yra, tai sumažėjo 1 cm, kas džiugina. Tai va, tokie svyravimai keisti. Tai kas liečia matavimus ir kūno linijų pasikeitimą, kol kas džiugina. Trumpai apie pasiektus rezultatus ir pokyčius būtų tiek. Dabar savijauta. Savijauta per paskutinės 6 dienas, nes kaip žinot, sekmadienį darausi poilsio dieną, nuo svėrimusi, paveikslavimusi, tiek maisto ir visa kitų reikalų. Tai per 6 dienas savijauta buvo gera. Energijos lygis geras, mieguistumo ir silpnumo po valgio nejaučiau kiekvieną dieną, kai būdavo prieš tai, kai gyvenau nelabai sveiką gyvenimo būdą. Kas liečia saldumynų potraukį ir norą, nebuvo taip, kad norėčiau kažko saldaus pavalgius ar panašiai. Tai kas liečia savijautą, labai tenkina. Kas liečia motivaciją siekti tikslo ir taip toliau, labai gera. Motivacijos yra daug, nes matau pasikeitimus, kurie džiugina, tad judu tik pirmin. Jeigu reiktų aptarti šalutinius ir neigiamus pojūčių, kaip ir minėjau, nė vieno jų nepajutau, ką esu jautęs anksčiau, tai irgi džiugina. Ir trumpai apie ateinančius pasikeitimus. Kadangi svėriausi sekmadienį ryte ir matavausi sekmadienį ryte, o mitybos planą susidariau šeštadienį vakare, tai kai dariausi mitybos planą šeštadienį, angliavandenių kiekį sumažinau 1 gramu vienam kūno kilogramui.
Praeitą savaitę naudojau 3,4 gramo vienam kūno kilogramui angliavandenių. Tai šią savaitę naudosiu 3,3 gramo vienam kūno kilogramui angliavandenių. Tai mitybos planą naudosiu tokį, kokį susidariau šeštadienį. Tai žodžiu, tiek būtų iš manęs šiam kartui. Visko ko geriausio jums visiems. Tai dabar iki sekančių kitą savaitę.